Tomai, pirmos rungtynės šį sezoną, starto sudėty, kokie įspūdžiai, kaip sekėsi, kaip pačios rungtynės? Gerai, prasidėjo su biškai gal streso, porą klaidų, bet paskui įsivažiavau ir viskas gavosi. Geras rezultatas ir vežėmės pergalę namo, ruošiamės kitom rungtynėm. Vis tiek, laukiai turbūt tos galimybės nebuvo, jaudulio sėdint, kad pagaliau žinojo jau vakar turbūt, kad žais. Žinau, anksčiau, nes kapitonas negalėjo jau, o, ką žinau, jaudulys visad yra, dėl to žaidžiu. Taip, kaip pačios rungtynės susiklostė, bendrai komandiškai žiūrint, kažkas tokio tikėjotės iš Transinvest, kažko gal daugiau ar mažiau? Manau, kad tikėjomės per analizę, įsianalizavom, kad nespaus, žaidėm su kamuoliu, nors pirmas 20 ir neišėjo, bet paskui treneris įtikino, kad galim žaisti ir patys patikėjom. Ten keletą kartų Devensas pasiekė kamuolį į galvą baudos aikštelėje, kaip ten gaudavos, ar kažkaip poziciškai su Ivanu neišsirinkdavot, ar tiesiog tai? Gal manau labiau mano klaidos, tiesiog turėjau su žmogum, jisai gan greitas, mažas, pasimdo geresnę poziciją ir pirmas pėdo prie kamuolio. Bet šiaip ir kamuolių paskirstė kažkiek, smagu, nežinau, prie žaidimo prisidėti, ar kaip pats jautiesi aikštėje? Su kamuoliu visat smagiau žaisti, todėl ir stengiasi jį saugoti, pakeiti pusę ir žaidži toliau. Dabar pagal situaciją traumuotų žaidėjų yra, turbūt tikėtina, kad ir vėl bus galimybė pasirodyti aikštėje. Lauki į priekį žiūrėdamas, kad su Banga gal vėl. Šansą visad laukiu ir rodysiu treneriui, kad verstas esu žaisti. Ir žiūrint į priekį, kaip jėgų visiems užtenka, nes dabar laukia tos 3 rungtynės per savaitę iš esmės. Turim profesionalus daktaras, padarys taip, kad būtų tų jėgų dar daugiau trečiadienį ir parodysim vėl, ką galim. Na, mintys prieš rungtynės tikslai kaip visada? Parvežti pergalę iš Gargždų. Daugiau nieko.